Nu, beveik 10 metų Rugilė rungtyniaus su kokio, 58 metų jojimų veteranų. Kas laimės, tas papuls į kitą etapą. Nu, aš sirgsiu už tą dėduką, nes jeigu Rugilė laimės prieš jį, tai, infarktas žmogus gavo, žinai. Dėdukui 60 metų, žinai. Žygų organizatoriai, kaip pasako, taip ir daro. Taigi, Rita Mažonė, kuri jojo su bėdu, paskui jos suveta su antroje poroje. O dabar Gedas Grigelis ir Rugilė Petravičiūtė su kalvė. Čia senelis bandė imti ant muškės, bet teisėjai savi. Kalien susikaupęs. Spaus, Rugilė, blėt. Varyk. Pasižiūrėjo ir pirmauja. Labai puikiai. Spaus. Senelis su tuo darbinuku pirmauja, bet jam kol kas sekasi. Va, Rugilis priešininkas, jot nemoka, nors joje 30 metų. Sportinius žirgus, tokius, kur matome kliūtį šokinėjant, tai irgi yra keletą, būtent Trepėda turi savo asociaciją. Nu, nieka, Rugiliai super. Puikiai. Puikiai. Ir trečioji Baltijos Gunavo. Oi, puikiai. Dėdukas nugalėjo 9 metų mergytę, labai džiaugiasi. Pirma kliūtis tik šiandien numesta. Pupu! Nu, vieną kliūtį per 3 konkursus numeta. Šimtojate pirmas per 1 minutę 13 ir 99 sekundės. Pirma kliūtis tik numesta, vos per 3 konkursus.